Dažnai būna ir individualios. Jeigu nepadeda individualios, tada būna prieš visų akis. Tai mes labai dažnai, tas yra angliškas posakis, face the music. Išgirskime, kaip yra iš tikrųjų. Mes tikrai nemėgstam kažkur už nugaros šnekėti. Jeigu yra problema, mes turim ją tiesiog dėti ant stalo ir ją spręsti. Tai vis tiek yra vyriškas kolektyvas ir mes privalom ją išspręsti kiek įmanoma greičiau, nes rungtynės nelaukia, varžovas nelaukia, kažkur paslydus, sekantis varžovas jau nori naudotis tuo paslydimu, tą mūsų būseną, o mūsų darbas tą būseną kiek įmanoma greičiau pataisyti. Tai yra vienas iš tų sudėtingiausių, vadinkim, komplikuočiausių trenerio darbo dalių, nes šiaip, jeigu taip aplamai paėmus sezoną po sezono, tai ne tiek apie taktikas, ne tiek apie derinius didžiausias galvos skausmas būna, kiek būna tas didžiausias galvos skausmas, kad žaidėjai visi gerai jaustųsi, kad visi būtų laimingi komandoj, kad po kažkokio, sakau, sunkesnės, juodesnės dienos mes kiek įmanoma greičiau atsistatytume ir pakeltą galvą eitume į sekančias rungtynes, nes sekančias rungtynės vis tiek prasideda 0-0 ir mes privalom būti alkani jau prieš sekančias rungtynės. Tai yra nelengvas darbas, dažnai pasitariu ir su trenerių štabo nariais, kokią žinutę turim transliuoti žaidėjams. Ar jinai reikalinga, ar čia ir dabar, ar dar palaukiam, dar duodam antrą šansą ir panašiai. Tai daugiausiai šitų rebusų ir būna. Tam kasdieniam darbe, kaip išeiti iš tų situacijų, kaip pasakyti, ne tiek, kad nesužeistiem, bet kaip išeiti iš kiekvienos situacijos, paliftinti žaidėją, pakelt žaidėją, nes to žaidėjo mums reikės kiekvieno aukščiausios moralinės būsenos įeinančio į sekančias rungtynės. Tai yra labai tas sunkus darbas ir sakyčiau, kad tai yra sunkiausia trenerio darbo dalis. Būt tuo psichologu, nors tai nėra tiesioginis tas darbas. Susitvarkyti turbūt su frustracija, o frustracija tai nuo daug faktorių priklauso. Tai gali būti nuo komandos draugo, kuris galbūt nežaidžia pagal komandos planą, tai gali būti nuo komandos draugo pastangos, kur mes gal visi darom tą pastangą, kažkas vienas gal ne. Taip pat nuo teisėjų daug gali būti, kur mes tikrai dažnai šnekam, kad turim ignoruoti tai, kas nuo mūsų nepriklauso. Tai gali būti tiesiog kitą kartą ir kažkokia replika iš žiūrovų ar iš varžovo tam tikrų rungtynių metu. Tai žaidėjas, profesionalas, jis turi tuos dalykus, kaip pasakyti, ignoruoti ir mes kaip treneriai mėgstam sakyti ataka po atakos. Jeigu kažkas vienas dalykas nesuveikia, tai eiti į sekančią ataką visiškai šviežia galva, visiškai šviežio mintim ir kas yra labai sudėtinga bet kokios patirties žaidėjui tą padaryti aukščiausių lygių. Kad kitą kartą, žinot, žaidėjas gal bėgios į priekį atgal net nepaliesdamas kamulio. Jisai darys tą juodą darbą, jisai norės to kamulio ir puolime, bet jisai jo negaus. Bet jam vis tiek reikia daryti tą, ką mes esam sutarę ir panašiai. Tai čia dažnai yra kova prieš save. Išlikti kiekvieną dieną motyvuotu, išlikti kiekvieną dieną pasiruošusi, išlikti kiekvieną dieną su pačia geriausia darbo etika ir išlikti kiekvieną dieną stipriu, kaip pasakyti, atspariu visiems tiems neigiamams, kaip pasakyti, neigiamams dalykams, kurie gali įtakoti tavo tiesioginį žaidimą. Tai yra viena iš didžiausių mūsų turbūt, tai didžiausias pasididžiavimas, ką mes turim ryte turbūt. Kiekvienas tas fanas, kuris atiduoda tiek energijos kiekvieną dieną, tai yra mums motyvacija žengti į aikštelę visą laiką 100%.
Aš palyginčiau turbūt ir fanus, ir žaidėjus. Fanai, mūsų žaidėjai, kaip jie dirba treniruotės metu, jie tikrai nusipelno kiekvieno to fano energijos, kokią jie duoda kiekvienose rungtynėse, ir atvirkščiai. Ta, ką duoda mums tokią energiją, kokią mums suteikia mūsų fanas, kiekvienas. Tai mums irgi mes privalom tą faną atliepti ir kiekvienose rungtynėse už jį atstovėti, kaip pasakyti, susijungti tą energiją, nes nepaslaptis, kad sunkiausios rungtynės mums, ne tos, kur yra didžiosiuose arenose, kur tikrai pilna arena būna, pilna tų fanų. Žaidėjų jau motyvuoti ekstra nereikia, bet mūsų fanai yra labai supratingi. Jie mus palaiko ir ypač tose rungtynėse, kur žaidžiam prieš silpnesnės komandas, prieš antros lentelės dalies komandas, išvykose, namuose. Jie niekada nenusisuks nuo mūsų, jie puikiai supranta sportininko kasdieninį gyvenimą, kaip tai yra sunku pakelti tą visą spaudimą. Iš mūsų tikisi tik tai maksimalaus rezultato. Ir manau, visų pirma, tą supranta fanas, kad žaidėjas irgi yra žmogus ir jam kiekvieną dieną atsinešti 100% nėra taip paprasta. Nes žaisti COVID laiku tuščiose tribūnose, taip, tu supranti, kad tave seka per televizijos ekraną, bet kai ta emocija yra čia tau už nugaros, kai ta banga visa fanų tau tą širpuliuką kelia kiekvienose rungtynėse, dar prieš ginčio kamuolį, tos visos komandos skanduotės ir panašiai, neleidžia atsikvėpti, sakau, nei vienų rungtynių epizodų, tie mojuojami šalikai, tas vėjas nuo tų šalikų, viskas yra tikra ir viskas yra labai vertinama. Tai yra vienas iš tų irgi sudėtingiausių epizodų, kur mes namuose esam su žmona tą sutarę, kad ir kaip be pasibaigtų rungtynės, stengiuosi tuo tikrai neparnešti namo. Ir esu pakankamai, vadinkim, drausmingas, disciplinuotas žmogus, bent jau pats save taip laikau. Ir manau, kad nepavyksta to parsinešti namo, nes žinau, kad ir namuose yra reikalų, ir pas žmoną yra reikalų. Jeigu mes apie tą darbą šnekėsim mūsų asmeniniam gyvenime, toli nenuvažiuosim tikrai, tai stengiamės atsiribot, ant to sietelio atsijot visą tą negatyvą, kitą kartą ir kažkokią, kaip ir sakyt, gerą emociją. Mes šnekam žaidėjams labai paprastai, never too high, never too low. Niekada mes negalim per daug išsišokti, jeigu mes laimim kažkokias sunkesnės rungtynės, svarbesnės, niekada mes negalim nuleisti galvos, jeigu mes pralošiam kažkokias skaudesnės rungtynės. Vėl ir vėl pasikartosiu, turim eiti sekančias rungtynės, 0-0 ir vėl turim būti geriausios savo versijos. Turėtume galbūt tą daryti daugiau, taip mes pirmom dienom ypač tą akcentuojame, kad po šitų stogų, kur mes treniruojamės, kur mes žaidžiam, mes norim kiekvieną žaidėją paversti, kad jis jaustųsi komfortabiliai, kad jis galėtų šnekėti, ką nori. Ir kad išėjus iš šito pastato mes neišsineštume to, kas čia įvyko. Mes norim sukurti tokią atmosferą žaidėjų, kad viskas, kas čia vyksta, ir pasilieka čia. Ir viskas, kur jisai jaučiasi kažkur ne taip, jis turi viską pasisakyti ir ne, jeigu mes matom, kad žaidėjas nedrįsta to pasakyti ir kažkas tikrai jį, kaip pasakyti, įtakoja už aikštelės ribų, tą mes turim irgi pajausti ir eiti su žaidėju šnekėti. 100% taip. Nes tai yra turbūt ir skiria geras komandas, geriausias komandas nuo gal tų vidutinio ar gerų komandų. Nes labai norim būti ta komanda, kuri
Be abejo, kad būsim komanda, kuri kažkada pralaimės, kažkada laimės. Norim būti, aišku, dažniau laiminčią komandą, bet jeigu mes pralaimėsim rungtynės, mes norim tas pralaimėjimas, kad būtų geroje kovoje. Mes nenorim būti ta komanda, kur 3 rungtynės laimėsim, o 1 rungtynės pralaimėsim 30. Kur kažkur pasiduosim, kur kažkur nuleisim rankas. Tai su mūsų fanų užnugariu mes to negalim daryti, nes ta energija, kuri yra aplink mus kiekvienų rungtynių metu, ar tai būtų išvyka, ar tai namai, jau net ir europinės išvykos jungiasi daugiau fanų. Mes tą jaučiam, mes tą matom, mes niekada negalim sau leisti ir tai yra visiškai netoleruotina, jeigu bent vienas žaidėjas, ar treneris, ar štabo narys nuleistų rankas anksčiau laiko. Į nesėkmę kiekvienas turbūt reaguojam individualiai. Bet kaip komanda mes turime reaguoti kaip komanda. Vienas žaidėjas gal reaguos giliau, kitas žaidėjas gal kitaip, bet pasikartosiu, mes niekada negalim nuleisti galvos, rankų ir būti 100% pasiruošę sekančiai treniruotei, kas dažniausiai būna gera reakcija į žaidėjų, ypač po pralaimėtų rungtynių, sekančiam rungtynėm įeiti ir įrodyti, kad paskutinės rungtynės tiesiog buvo nesusipratimas, tiesiog buvo bloga diena, tų blogų dienų kiekvienam žmogui gali būti, sportininkas taip pat jisai yra žmogus ir tą mes turim suprasti, bet niekada mes negalim nuleisti rankų. Ir mes matom, jeigu kažkas tikrai yra giliau, tai vėl čia yra mūsų pareiga tą pastebėti ir išvengti, kad nepersikvalifikuotų į kažką didesnio. Manau, kad tai labai jau senamadiška yra ir tai tęsiasi. Ir vis daugiau komandų tą psichologą jie turi. Ir tai yra, manau, modernaus sporto dalis, nes anksčiau ir vėliau tie psichologai jie ateis, kažkur gal kažkas jaučia gėdą tą daryti ir panašiai, tai vis tiek, kiek žinom, tai vyksta individualūs pokalbiai, kad jeigu ir komandai nėra to psichologo, tai žaidėjai su psichologu tikrai bendrauja, ne visi, aišku, bet dalis jų. Ir aš manau, kad tai yra sveikintina. Tai labai svarbu žaidėją suprast, pajaust ir pažint kiek įmanoma greičiau, nes kiekvieną sezoną didžioji komandos dalis keičiasi.